Praleiskite dieną be ekranų. Televizoriai, mobilieji telefonai ir kiti prietaisai tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Išsivysčiusių šalių gyventojams darosi vis sunkiau išgyventi bent dieną, nesistebiseilėjant į kurios nors rūšies ekraną. Ekranai turi savų privalumų, tačiau ugdo nenugalimą įprotį ir atplėšia žmogų nuo realaus gyvenimo. Siūlau jums tokį iššūkį. Vieną dieną praleiskite be ekranų. Iš pradžių greičiausiai patirsite susilaikymo simptomus ir neišmanysite, kuo užsiimkite. Būkite tvirtas ir tos emocijos išsisklaidys. Kas gali pranokti tą džiaugsmą, kai išbandę save diskomfortų bei nuoboduliu, suvokiame laimėję ir neabejojame, kad viską galime ištverti. Du didžiausi žmogaus laimės priešai yra širdgėla ir nuobodulys. Artūras Šopenhaueris.